Neretai 18 amžius įvardyjamas moterų valdymo šimtmečiu. Nuo antros amžiaus pusės moterys aktyviai įsitraukė į viešąjį valstybės gyvenimą. 1788 metais Seimui paskelbus įstatymą dėl kariuomenės padidinimo, valdančiojo luomo atstovės neliko nuošalyje ir vienos pirmųjų įsirašė į aukotojų kariuomeniai gretas. Aukojimai vyko įvairiausiomis formomis – pinigais, viešais pasisakymais, demonstracijomis, brangenybėmis ir net audinių rėtimais. 4 metų Seimo darbo metu ypač išsiplėtė politinių salonų, kuriuose pokyliais garsėjo didieji Seimo veikėjai ir nemažas būrys ponių veikla. Kunigaikštienės, etmonų ir maršalų žmonus čia demonstravo klestinčius patriotiškus jausmus, aptarinėjo tautinių drabužių madas arba keldavo diskusijas, kurstydamos ką palaikyti ir ko nepalaikyti Seime. Valdančiojo luomo atstovių įsitraukimas į viešojo gyvenimo sferą paskatino dalyvauti sprendžiant valstybės ateities klausimus ir miestietes. Po 1791 metų gegužės konstitucijos paskelbimo Saksų sode Varšuvoje buvo surengta vieša moterų manifestacija. Kelios damos su ponia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės iždininko Liudviko Tiškevičiaus žmona Konstancija priešakyje pasirodė susijuosusios skaisčiai žydros spalvos kaspinais. Neilgai trukus, tokius kaspinus ryšėjo moterys ne tik Varšuvoje, bet ir tolimose provincijose.